Sveiki naujienų portalo JPLT žiūrovai, šiandien atvykome į Panevėžio sporto centrą, ten, kur vyksta Panevėžio badmintono klubo kalėdinis turnyras ir apie šį turnyrą visai netrukus pasikalbinsime patį organizatorių Liną Supraną. Sveiki, Linai. Sveiki. Pirmasis klausimas, sakykit, kiek šiuo metu yra susirinkusių dalyvių ir iš kokių šalių jie atvykę? Šiandien tai turime labai daug dalyvių, 161. Dėl dalyvių gausos turėjome stabdyti registraciją, o šalių yra iš Ukrainos turim iš Latvijos, tai daugiausiai lietuviai. Ir aišku, daugiausiai mūsų panevėžiečiai, kurių yra virš 70. Minėjot, kad ir panevėžiečiai dalyvauja šiame kalėdinėme turnyre. Kaip manot, kaip jiems seksis? Ar iškovos prizinės vietas? Aš manau, seksis labai gerai, jau žinau, moterų dvejeto jau turime medalis, tai aš tikiuosi labai daug medalių iš panevėžiečių. Kaip suprantu, šis turnyras jau vyksta ne pirmi metai, ne antri metai, jau kasmetinis jis tapo. Jo, jis yra jau mūsų tradicinis, toks šventinis, paminėti šventinį laikotarpį. Tai vat džiugu, kad tą tradiciją turim ir paprasčiausiai stengsimės ją kiekvienais metais pratęsti. O prizai, tikriausiai nepaslaptis, kokių prizų gali tikėtis nugalėtojai, šio turnyro nugalėtojai? Prizai patys geriausi, kaip visada, medaliai labai gražus pagaminti, turime rėmėjų išskirtų dovanų. Visada stengiamės, kad žmonės negrįžtų tušti ir laimingi, kaip sakant. Na ir paskutinis klausimas, kas kiek mėnesių vyksta šie turnyrai, tikriausiai vyksta ir kalėdų laikotarpiu, gruodžio mėnesį ir kada dar? Sekantis turnyras mūsų numatytas yra sausio mėnesį, iškart po naujų metų. Stengsimės grįžti į rutiną visą, o šiaip stengiamės į mėnesį kartą pasidaryti turnyrą. Aišku, turime problemų su salės užimtumu, bet, kaip sakant, susiderinam ir vyksta turnyrai. Visą gyvenimą žaidžiate badmintoną. Kas paskatino pasirinkti būtent tokią sporto šaką? Na, iš tikrųjų, badmintonas labai aktyvi sporto šaka, iš tikrųjų reikia labai daug technikos, ištvermės ir, žinoma, kompanija, mažiant žaidžiant, tai, susiformavo būrys draugų, tikrai smagu visada dalyvauti, susitikti su kolegom iš kitų miestų, tai labai geras sportas, labai patinka, tai kiek galėsiu, tiek žaisiu. Šiandien vyksta kalėdinis toks badmintono turnyras, ko tikitės iš šio turnyro? Na, visų pirma, turbūt gerai praleisti laiką. Pirmą kartą Panevėžyje, tai tikrai turi puikias sąlygas. Komplimentai organizatoriam, kurie taip pat labai pasistengia. Na ir duok dieve, laimėsim kažkokį tai medalį. Turime informacijos, kad jūs dalyvaujate kiekviename organizuotame Panevėžio badmintono klubo varžybose. Kas tai paskatina? Taip, tai visiškai teisingai, dėl to, kad čia iš tikrųjų labai yra puikia bendruomenė, labai puikūs žmonės, labai gera aplinka, atmosfera ir labai smagių emocijų. Šiaip prisirenkam po šitų varžybų ir vakarėliai labai geri, tai mums labai patinka. O ko būtent tikitės iš šių varžybų, būtent šiandien kalėdinių varžybų badmintono? Jo, tai aišku, norisi tų geriausių rezultatų. Dabar kaip tik eisiu į finalą žaisti, tai tikiuosi pasiseks. Tai gerų rezultatų, prisirinkti irgi gerų emocijų, praleisti gerai laiką. Sakykite, kiek metų jau žaidžiat būtent badmintono turnyruose? Šiaip aš žaidžiu nuo 10 metų, tai realiai 16 metų yra šitas sportas mano gyvenime. Buvo šiek tiek pertraukų studijų metais, bet šiaip jo, daug metų, labai. Jau čia mano, sakau, kraujyje teka tos badmintonas iš tikrųjų. O jūsų artimieji, ar jūsų draugai palaiko jūs ir jūsų tokį sprendimą? Taip, visiškai labai džiaugiasi, visi labai didžiuojasi ir brolį atsitempiau iš šitą sportą, tai labai faina. Jeigu nepaslaptis, kiek jau turite garbingų 1, 2, 3 vietų? Neįsivaizduoju, ta prasme nesuskaičiuojama ten daug. Linkim sėkmės, ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Sakykit, ar atvykot iš toli? Tai žinoma, kad iš toli, labai iš toli. Ar kelionė neprailgo? Kodėl būtent čia? Kiek laiko skrido? Tai kaip kodėl būtent čia? Todėl, kad čia sportuoja žmonės, tai Kalėdų senis pas pačius sveikiausius ir geriausius pirmus ir atvažiuoja už. Ar turi čia atsivežę labai daug dovanų? Nežinau, ar labai jau sveika čia dabar apie dovanas kalbėt. Dovanos visos Kalėdų naktį po eglute, ar ne? Bet
vat, kad būtų lengviau švenčių laukti, žinoma, aš visą laiką su dovanom, būtinai. Ar vaikai šiemet buvo labai geri? Kaip galvoja? Nu, paklauskim vaikų, ateik pas mane, eikš. O, papa, paklausė dėdė, ar gera buvo šiais metais. Ar šiandien buvot gera? Tai aišku, kad gera. Vaikai visada geri, žinokit, išduosiu tokią paslaptį. Kartais tėčiai ir mamos blogesni už vaikus būna. Vaikai jie ir yra vaikai, jie geri visada, ar ne? Ateik ir tave, o papa, būtinai pakelsiu. Ar laukiai kalėdų senelio? Va, man neliausia, kai manęs laukia labiausiai. Ypatingai vaikai ir žurnalistai.